Sveiki, mano vardas yra Vilandas. Sveiki, mano vardas yra Petras. Mes esame Monte Cristo Cafe šefai ir mes jums šiandien norim parodyti, kaip išfiliuoti karpį. Tai yra veidrodinis karpis. Kaip matote, žuvytė yra gyva. Tai yra didžiausia problema tie, kurie apskritai bijo žuvų. Ir tam, kad žuvis nejudėtų, ją reikia paralyžuoti. Paralyžuojame labai paprastu būdu. Reikėtų tiesiog gražiai įdurti peilį ties ta vieta. Ir jinai tiesiog paralyžuojasi ir viskas, jinai niekada nebejudėtų jau. Šviežios žuvies, kaip sakant, požymis yra tai, kad žiaunos yra raudonas, gražios, plus bėga kraujas, tai yra vėlgi šviežia žuvis, plus tai, kad akis turi būti žvilgėti kaip perlai. Kad ir žuvis yra jau nebegyva, tačiau jeigu akis blizga kaip perlai, nėra balzganos, vėlgi pasikartosiu, kad žiaunos yra raudonos, tai yra šviežia žuvis. Jeigu yra žiaunos pilkos, aš jums jas pirkti nepatarčiau, nes tai yra jau galimybė vis tik apsinuodyti. Dabar mes jums parodysim, kaip reikia teisingai nužvyninti žuvį. Reikia pradėti nuo uodegos ir peilį reikėtų laikyti truputį kampu, tam, kad žvynai tiesiog pjautųsi, bet nespriektų. Jeigu darysit peilį tiesiai, žvynai sprieks. Matot, kaip gražiai žvyninasi, tai nieks nešaudo, žvynai po visą virtuvę nelaksto. Iš tikrųjų, kuo šviežesnė žuvis, tuo lengviau žvyninasi. Jeigu žvynai yra jau prikibę ir jie sunkiai žvyninasi, vadinasi, žuvis jau nėra tokia šviežia, kokia gali atrodyti. Jis yra padžiūvusi ir jau vėlgi yra problema. Nes žuvis yra toks dalykas, kad ją apsinuodyti galima labai greitai. Laikant už galvos, ne taip smarkiai slidinės, kaip pavyzdžiui už uodegos, jeigu laikytumėt. Jeigu laikytumėt už uodegos, jums gali visada išslysti. Nes pati žuvis, jinai turi gan tokių stiprių gleivių, kurias išskiria, kad galėtų lengviau plaukti per vandenį. O laikant už galvos, tai būtų paprasčiau. Galima visada praskleidus žiaunų ertmes laikyti, pavyzdžiui, kaip karpį. Jis yra neplėšri žuvis. Galima laisvai laikyti už žiaunų ir tada jums patogiai valysis žuvis. O štai, kadangi mes jau jas nusižvydinam, viskas yra labai gražu, nusisausinam, aš parodysiu, kaip reikėtų nufiliuoti žuvį, nuimant nuo kaulų viską, o Petras parodys, kaip padaryti išklotinę, kur neliktų kaulų. Pas mane neliks šoniniai kaulai, tik tai stuburo nebus. O pas Petrą nebus nei stuburo, nei šoninių kaulų, nei galvos ir gausi tokia visiškai graži išklotinė, liks tik keli kauliukai čia, vat. Parodyk, Petrai. Taigi, žuvį pjauname tarp stuburo ir pagrindinio kaulo ir galvos. Pjauname iki stuburo. Aha. Matote? Ir su peilio galu apipjauname aplink žiaunas iki pilvo. Pačio pilvo nereikia pjauti, vidurių nereikia imti lauk. Tai yra gan švarus filiavimo būdas iš tikrųjų. Bet kadangi tai yra karpis, jisai gan turi daug kraujo, tai bet kokiu atveju bus kraujo gan daug. Pjauname taip pat ir kitą pusę. Susisukame žuvį, pradedame pirmąjį pjūvį peilio galu nuo tos vietos, kur jūs pjovėt, iki šoninių kaulų. Tai būtų palei stuburą. Palei stuburą. Prilaikydami vieną ranką, pjaunate žuvį iki uodegos. Truputį paverčiat patį filė ir Kiaurai. vienu staigiu judesiu nupjaunate filiuką. Po to pačiu peilio galu, tai pavogė, stengiatės gražiai palei šoninius kaulus nuimti filė. Jo, svarbu stengtis, o kaip gausis, taip gausis. Svarbu, nereikia niekur skubėti. Iš tikrųjų, pirmą kartą ir man nepavyko, šį nupjoviau, bet per daugelį kartų gaunasi visai gražiai. Reikėtų kuo mažiau iš tikrųjų pjauti su peiliu. Geriau yra kuo ilgesnis, kuo tiesesnis pjūvis. Nereikėtų taip pastoviai raižyti, nes tada bus labai supjaustyta mėsa ir jūs galite labai lengvai perpjauti apskritai ją. Kuo mažiau judesių, tuo gaunasi ilgesnis filiukas ir tuo gražiau ją nusifiliuoja.
Taigi, taip nuėmus vieną pusę, tą patį darome ir su antraja pusė. Taipogi, pasistatom žuvį, pjaunam, kaip yra pelekas ir yra stuburas. Jūs jį jaučiate ranka ir taipogi su peilio galu įpjaunate, pasiverčiat žuvį, kad būtų jums patogu. Iš tikrųjų, lengviau yra pasukti žuvį, negu pačiam sukinėtis. Jeigu, tarkim, jums žuvis yra nepatogiai, jūs turite pasisukti, tai jau geriau tada pačią žuvį pasukti taip, kaip jums patogu ir jūs vis tiek lieka toj pačioj pozicijai, nes jeigu yra nepatogu, gali peilis nusprūsti ir jau tada bus aukų. O kaip matot, lieka vien tik tai kaulai ir truputis mėsos. Šitą visą, kas liks, labai yra patogu naudoti į sultinį, tik tai reikėtų būtinai išimti žiaunas ir akis vien dėl to, kad jis duoda kartumą ir sultinys yra nebeskaidrus. O jeigu juos gražiai išimsit, žinoma, dar viduris reikėtų išimti ir gausis labai gražus skaidrus sultinys ir labai skanus, nereikės pirkti jokių papildomų prieskonių. Tiesiog įdėti druskos, pipirų, lauro lapų ir gaunas labai puikiai žuvienė. Tuo pačiu lieka kaip ir tos mėsos, ta mėsa nusiema. Palieka tik tai gražus tušti kaulai ir yra be galo skanu. Mes taipogi darom tą patį. Galite ateiti pas mumis paragauti žuvienės. Mes turime gražų filė išklotinę ir išimtas dailus stuburas su visais šoniniais kaulais. Nu, gali paleisti, pažiūrėsime, rasikaus. Mes dabar darysim viską atvirkščiai. Mes imsim, kišim pirščiukus į žiaunas, kad būtų patogu ir pjausim vidurius. Taip gražiai prasipjaunam, dabar kraujo bus tikrai nemažai. Ir vėlgi, būkite atsargus tarp peleko. Ten yra kieta vieta ir gali labai skaudžiai įsipjauti, gali peilis nusprūsti ir sužeisti draugą stovintį šalia ir žiūrinti, kaip jis filiuoja. Turbūt aš jums vidurių visų grožybių nerodysiu. Nu, čia aišku yra į ką pažiūrėti, tačiau galėsit pažiūrėti, kaip patys darysit. Plauti kol kas vidurių nereikia, nes vis tiek viskas nusijims ir tada bus kur kas patogiau vieną pusę nuplauti, negu dabar kišti visą žuvį po vandeniu. Va, labai gražiai pasiemat, peleką užverčiat ir va, įpjaunat, va, taipogi kaip ir Petras, tiesiog įpjauti reikia į stuburą ir kad būtų toks trukšt. Įpjovėt, apsiverčiat žuvį. Žuvį varto tik vieną ranką, kitą ranką laikat peilį. Jeigu jums nepatogu arba vieną ranką neišlaikot žuvies, pasikišat peilį, pasikeliat žuvį. Jeigu jūs bandysit čia, vat matot, žuvis lysta iš rankų, jos tiesiog neina nulaikyti, nesvarbu, kuo labiau spaudyti, tuo labiau bėga. Tiesiog lengvai paimat, lengvų judesių, pasikeliat, va štai yra gražu. Galit vartaliuoti kaip tik norit. O, ir mes tada vat baigiam vėl pjauti. Vėl pasiemat už peleko, taip kad nesipjautumėt. Vat, matot, rankos visiškai saugios, tiesiog nupjaunat. Ir va, štai lieka graži žuvelė. Va dabar noriu visiems parodyti, čia yra. Togi vėlgi dabar išvalyti nėra nebūtina. Čia yra pats stuburas ir čia yra šonkauliai, tie šoniniai kaulai. Reikėtų vėlgi taip vienu staigiu judesiu įpjauti jį, vat, įsipjovė ir tada va, viskas palei stuburiuką. Gaunam viską tą patį gavo Petras, tik yra du skirtingi filiukai, yra labai gražu. Ir va, einat, turit jaustis toksai, kad per dantukus einat, matot, va tokie va. Turi labai gražiai jaustis, va, opa. Gavus gražus filiukas, jeigu jūs pagavot uodegą kaip ir aš, čia gražiai nupjaunat. Už tai šitą pusę bus labai paprasta ir lengva išplauti ir nereikia kišti to žuvies po vandeniu. Va, dabar darom tą pačią su kita pusė. Vėlgi, tik šį kartą reikėtų pirščiukus truputį prikelti, tam, kad staigių judesių neįsipjauti, kadangi vėlgi mes dėsim tą vieną staigų judesių virš stuburo, kad įpjauti šonkolį. Įpjojam ir viskas, ir vėl viskas eina taip, lyg būtų nuo pradžių. Taipogi filiuojamas yra lygiai taip pat su lašiša, viskas yra vienodai, viskas yra tas pats, tik kad po to iš jo dar reikia ištraukti kaulus, nes lieka šoniniai kaulai, kuriuos įmanoma jau ištraukti. Iš čia ištraukti neįmanoma tų šoninių kauliukų, kuriuos rodžiau, kaip Petras filiavo, vėlgi liko va štai gražus stubriukas, o, dar gyvas, šitą galime išmesti taipogi į žuvies sultinį. Čia kas liko, tai yra žuvintas pelekas, jį gražiai nupjaunam, taipogi sultinį, viskas yra čia tvarku gražu. Mes siūlom žuvį prieskoniuoti be citrinos, nes tada pradedamas visas žuvies skonis. Mes turim prieskonius, jie yra tiek be druskos, tiek be citrinos, tai yra
tokie prieskoniai, kuriuos jūs galite nusipirkti kiekvienoje parduotuvėje, jie vadinasi Viduržemio jūros prieskoniai. Jie yra labai daug visokių įvairių žolelių, galim drąsiai imti. Tiesiog berti ant žuvies ir tikrai nespaušia citrinos šiuo metu. Jeigu jums pati žuvis yra neskani, tada jau spaudžia citriną. Šiaip yra mitas, kad reikia žuvį valgyti su citrina. Jinai tiesiog labiau gal nuima kvapą nuo rankų, kai pavalgot, arba kvapą iš burnos. Bet šiaip tai valgyti žuvį su citrina yra truputį klaidinga. Tik vėl noriu pasikartoti, jeigu jums žuvis tikrai yra neskani, tada spaudžia citriną ir valgo taip, kaip jums yra įprasta. Aišku, druskos mes tikrai paprastysim. Tai jau įprasta. Bet vėlgi, nereikėtų persistengti su druska, geriau pabarstyti po to, ją lengviau yra dadėti, negu ją išimti. Ir pipiriukai, nes tie prieskoniai yra be pipiro, tiesiog paprastas žolelės, kurios yra visiškai nelepios, į bet kokį patiekalą gali dėti, tiek į sriubą, tiek visur, kur tik jums patinka. Jie man iškai labai kvepia, labai skanus ir mes jas naudojam. Šitą žuvį kepsim orkaitėje, tiesa, pas jumis orkaitė yra truputį didesnė negu pas jumis namuose. Tačiau to nereikėtų bijoti, efektas bus lygiai toks pat. Gražiai tiesiog va taip darom. Įsidėsim į skardą, tuoj pat atsinešim pačią skardą. O. Ir štai dedam žuvį. Gražiai skardą, sargiai. O, pakelės, kadangi yra folija, jį jums neprilips. Šį pačią žuvį aš patarčiau valgyti rankom. Yra kur kas skaniau, kur kas patogiau, nereikia su šakutėm ten išrankėtų ašako, su pirštais imat, jaučiat ašaką, įsitraukėt, valgot. Tai yra kur kas patogiau, nes valgyti su šakutė žuvį yra per daug inteligentiška ir labai daug vargo. Už tai galbūt daug žuvies nemėgsta, vien todėl, kad jie bando valgyti labai kultūringai. Žuvis yra tokia skani, imi rankom ir valgai. Tai yra tikrai paprasta ir patogu. Temperatūra turėtų būti apie 180 laipsnių. Kepsim vidutiniškai taip 20-25 minutės. Pas mumis jinai iškepa truputį greičiau, nes yra pečius pats didesnis. Jūsų namų sąlygom turėtų būti taipogi 180, bet kepti vėlgi apie pusę valandos. Ir ją reikia tikrinti, reikia žiūrėti. Kai žuvį paspaudžiat, turi jaustis, kaip yra raumenis, kaip jie atsiskiria. Jeigu žuvis yra vis dar elastinga, jinai šoka atgal, vadinasi, žuvis dar yra neiškepus. Jeigu jūs spaudžiat ir jaučiat, kaip tiesiog gražiai yra, viskas, žuvis yra iškepta, gali traukti, ragauti, valgyti. Ir jeigu jums patiks jį, pasiragausit ir jūs norėsite paragauti pas mumis, būtinai ateikit, pasakykit, mes jums ją pagaminsim, nupirksim, padarysim, taip kaip jūs matėt, šviežiai, gyvai, dar spurdančiai, nėra švieži, skani. Taip kad ateikit, paragaukit, mes esame įsikūrę Šimkaus gatvė 14, vadinamas Monte Cristo cafe ir esame kol kas vienintelis restoranėlis žuvies būtent Klaipėdoj. Daugiau tokio nėra, taip kad tikrai verta. Tiesa, problema ta, kad mes esame įsikūrę Rusiją, mumis mažai kas pastebi ir to pačiu kiti labai bijo Rusio, nereikėtų bijoti, pas mumis labai gražu, jauku. Taigi, mūsų žuvytė jau iškepusi, mes ją traukiame lauk. Ji visą garuojanti. Vo. Aš tai galite pažiūrėti, patys va, mes nieko nepylėm, bet jame yra jau skysčia, vien iš pačios žuvies. Nereikia bijoti, kad jis susitraukia, tai taip turi būti. Tik tiek, kad siūlyčiau jį truputį palaukti. Nes jinai yra tikrai labai karšta, labai skani. Ir galite nusideginti tiek liežuvį, tiek pirščiukus. Aišku, mes ją suvalgysim dabar dviesi, kai jūs nematysit, nes mes labai godžiai valgom šitą žuvį. Nėra lietuviška, pigi, tikrai labai skani. Tik reikia ją mokėti tinkamai paruošti. O kaip matot, paruošti tikrai nėra sudėtinga, viskas yra be galo paprasta. Yra elementarios žinios, nieko stebuklingo. Jeigu apskritai jums kyla kažkokių klausimų, jūs nežinot, kaip atskirti žuvį, jums gal kažkas buvo nesuprantame, neaišku. Jūs galite mums paskambinti, paklausti. Mes tikrai mielai atsakysim į tuos klausimus, kuriuos mes žinosim. Jeigu nežinosim, mes jums nemeluosim, kad žinom ir nebursim nesąmonių. Taip kad, jeigu jūs kažko nežinot, skambinat, mes pakeliam ragelį, jums papasakojam, visi laimingi patenkinti, nes mes norim taip, kad žmonės tiesiog pradėtų valgyti žuvį labiau ją mėgautis. Nes
kol kas nėra iš tikrųjų pas mumis Lietuvoje žuvies valgymo kultūros, mes ją norime pradėti, norim būti pradininkais. Žmonės suprastų, kad žuvis yra ir skanu, ir sveika, tai neapkrauna skrandžio, neverčia tavęs jausti sunkiai, skrandis neapsunksta, nereikia vartoti jokių vaistų, plus tai yra vėlgi fosforas, yra skanu ir daugiau nieko nereikia, tik vėlgi va bėdelės to paruošimo. Kągi turbūt tuo mes ir baigsim, aš labai noriu valgyti, taip viskas čia skaniai atrodo. Šitą mano pusę žinot. Aš žinau. Čia aš tą pasidariau. Sau. Gerai, valgom.